Visą tai sukūrė Rothschildai, nebejokite tuo. Tai nėra tik JAV problema, tai yra Žemės problema. Visi susiduria su ta pačia dilema. Tai yra absoliutus organizuotas nusikalstamumas ir tai yra didžiulė eugenikos genocido programa, kuri vykdoma pasitelkiant metodus, kurių mes net negalime įsivaizduoti. Sean iš SGT Report. Esu čia su ypatingomis naujienomis. Aš mečiau viską, aš dirbu prie naujo vaizdo įrašo, bet aš viską mečiau, nes gavau skambutį iš Deborah Travers ir norėjau kuo greičiau pasidalinti labai svarbią informaciją. Ir gana juokinga, kaip vyksta šie dalykai. Visa tai vyksta labai atsitiktinai. Aš pranešinėjau apie sterilizavimo plano tęsimą naudojant LED apšvietimą ir vaisingumas yra pavojuje. Ši informacija yra gauta iš mūsų draugo iš flirtinformer.com. Leiskite jums pristatyti, tai tiesiog atima žadą. Apple 666, Artemis, iPads, tai ką jie vadina nevaisingumo blanknotais, projektas Inkwell, Connected ED, E-Rate ir planas 21 demaskuoti su visomis kitomis žvaigždėmis. 2015-aisiais gimstamumas jau buvo mažesnis nei bet kada, sumažėjo 600 tūkstančių naujagimių, o Artemis yra vienas iš šių įrenginių, kuriuos galite matyti ant sienų, telefonų stulpų, visur aplink juos su 5G. O dabar pateiksiu jums svarbės naujienas. Deborah, sveikas sugrįžusi. Šonai, labai ačiū, kad padedi skleisti šios naujienas. Aš tik noriu perspėti ir visus, kas klausosi. Eikite į stopcrime.net, eikite į pagrindinio puslapio viršų ir pažiūrėkite į populiacijos inžineriją ir kova prieš klimato kaitą. Kartoju, populiacijos inžinerija ir kova prieš klimato kaitą. Ten rasite informaciją apie nevaisingumo planus, virusų naudojimą, geoinžineriją, kuri žinoma yra oro sąlygų ginklai ir daug daugiau. Bet tai, ko noriu pasidalinti šį vakarą, yra labai piktas ir labai liūdinantis dalykas, ir tai yra išmaniųjų miestų, kurie ateina į mūsų gyvenimus komponentas. Mes žinoma girdėjome apie 5G su išmaniaisiais miestais, mes taip pat girdėjome, kad su 5G ateis ir CV, o tai yra kompiuterinis mąstymas. Vėlgi tai bus kartu su maišyta realybė. Mes taip pat žinome, kad jie planuoja pritaikyti autonominius automobilius, kurie veiks su lidar arba lazeriais. Ir mes suprantame, kad jų pulsas veikia milijoną per sekundę greičiu ir gauna 360 laipsnių visų kliūčių vaizdą ir visa ši informacija grįžta į integruotą superkompiuterį. Mes taip pat žinome, kad jie mums sako, jog DI bus visų mūsų miestų smegenis ir mes žinome, kad Google planuoja šiuos ateities miestus. Bet tai, ko noriu pasidalinti dabar, yra ypatingos naujienos. Didžiulis Japonijos mobiliojo ryšio operatorius NTT sukūrė pagrindinę stotį 5G technologijai. Ši stotis yra užkasta žemėje, kad būtų galima išvengti erdvės trūkumo problemos. Drėgmei atspari antena patalpinama į 70 cm gylio skylę ir uždengiama sustiprintu plastiku, kuris praleidžia radijo bangas. Ir jie teigia, kad pagal gaires, kurias nustatė komunikacijų ministerija, radijo bangų intensyvumas ir kryptis bus reguliuojami taip, kad apsaugotų praeivius nuo poveikio. Aš sustosiu šioje vietoje. Jie sako, apsaugoti praeivius. Tai bus reguliuojama. Kai jie mums sako, kad mes norime 5G, mes nenorime greitesnio atsisiuntimo. Bet jie sako, kad tai bus valdoma taip, kad apsaugotų praeivius. Dabar tęskime. Jie sako, naujoms 5G bevėlio ryšio sistemoms reikia daugiau stotelių nei seniau, bet prieinamos erdvės kiekis ant bokšto ir pastatų stogų vis mažėja. NTT Delkomo planuoja 2019 kovo mėnesį pradėti naudoti naujas stoteles. Už bevėlio prijungimo tinklus atsakingas kompanijos vadybininkas teigia, galvodami, kaip išspręsti erdvės trūkumo problemą, mes sugalvojame stoteles slėpti po žeme. Ir jis sako, kad jo kompanija tikisi, kad ši technologija suteiks galimybę daugiau žmonių mėgautis stabiliu bevėliu ryšiu.
more people to enjoy stable wireless reception. Now we know that this is all Mes žinome, kad visa tai yra bioelektromagnetinių ginklų sistemų įrengimas. Šviesos greičiu veikianti ginkluotė sistema, kuri gali žudyti ir kankinti, ir tai taip daro ir įkalina. Todėl mums nebus vietos gyventi, nebus vietos, kur galėtume pasislėpti, išvis nebus saugios vietos. Aš rekomenduoju visiems paklausyti šio YouTube turinio kūrėjo Barry Trower, ne tik to įrašo, kurį sukūrėme mes, The Cooking of Humanity, bet ir vaizdo įrašo pavadinimu Barry Trower on 5G Microwaves. There is no safe place, nowhere to go. There are no safety checks at all carried out on 5G. There are no safety checks. Ryšimi su 5G technologija nevykdomi jokie saugos patikrinimai, nėra jokių saugos bandymų. Ne tik visuomenė to nesupranta, mokslininkai, kurie tai sukūrė, nieko nenutokė apie bangų, kurias tai skleidžia formos skaičiavimus. Mes žinome, kad tai yra apytiksliai, tai yra gigahercų diapazone ir dabar aš tai paaiškinsiu. 40 vadovaujančių mokslininkų grupių 40 šalių perspėjo, kad 5G bangų forma gali būti ypatingai kenksminga ne tik žmonėms, bet ir visoms gyvybės rūšims. Ir mes žinome, kad tai yra nuotolinis kankinimas. Mes žinome, kad nei vienai daliai šios technologijos, kuri buvo vykdoma, netaikomi saugumo patikrinimai. Ir mes žinome, kad brangų forma arba dažnių gigahercų diapazonas visiškai sunaikins mūsų kūnus. Nes taip pat mes žinome, kad chroniškos ligos, imuninės sistemos susilpnės ir kraujo barjeras, tiesą sakant, stopthecrime.net pagrindinio puslapio viršuje yra mikrobangų spinduliuotės dažnių sukeliamų simptomų sąrašas. Aš visiems rekomenduoju tai atsisiųsti ir suprasti, kaip jūs jausitės. Matomai, mums dabar užkraunama sistema, kurios mes negalėsime sustabdyti, tai yra genocido programa. Ir mes žinome, kad yra daug dokumentų, kuriuose rašoma, kad reikia nustatyti minimalų ir optimalų kiekį gyvybės. Ir mes matome šios dokumentus. Mes žinoma, Georgijos nurodymo akmenis, tai čia yra visa tai sustiprinta daug kartų. Tai yra tyli ginklų sistema. Prašau, parsisiųskite tylieji ginklai tyliems karams ir suprasite, kad karas jau paskelbtas. Tai yra tylių ginklų sistema ir tyliųjų ginklų puslapyje 4 apsaugos skyriuje mums teigiama. Neįmanoma diskutuoti apie socialinę inžineriją arba visuomenės automatizavimą, socialinio automatizavimo sistemų inžineriją. Tylius ginklus nacionaliniu arba pasauliniu mastu, negalvojant apie socialinės kontrolės ir žmonių gyvybės naikinimo, vergovės ir genocido užduotį. Pažiūrėkite tylieji ginklai tyliems kariams. Jennifer, leis man sugrįžti. Man eina šiurpas per nugarą. Tai yra, viskas susiveda į vieną dabar ir mes pradedame matyti planą. Aš dabar žinau, kas tai yra. Visas šis 5G skatinimas yra eugenika. Ką jie nori padaryti, tai sterilizuoti jaunų vyrų, jaunų moterų ir vaikų populiaciją. Aš turiu sugrįžti prie šio Fullerton Informer straipsnio ir aš įdėsiu nuorodą po šių vaizdo įrašų, tik leiskite tai jums perskaityti dar kartą. 2015 metais JAV užfiksuotas mažiausias gimstamumo lygis sumažėjo 600 000 gimdymo. Tie renginiai, aš jums parodysiu nuotrauką. Ant jų yra Artemis logotipas, o tai yra apverstas gimdos kanalas, tai yra apverstos kiaušidės ir kiaušintakiai. Tai yra slėpimasis akivaizdžiausioje vietoje, tai nėra kas kita kaip masinio sterilizavimo ir populiacijos mažinimo projektas. Perskaitykite šį straipsnį iki galo ir jūs su tuo sutiksite. Šie dalykai neturi ventiliatorių ir turi radiatorius, kurie atrodo kaip pajėgūs išsklaidyti 1000 vatų galią
galios išskiriama karštė, bet klausimas yra, ką jie darys su 1000 kW galia. Štai yra įstatymas, kuris leidžia šiuos dalykus įrengti visur. Ir greičiau suvokite, kad AB 2788 leidžia visose viešosiuose vietose įrengti nedidelės mikroschemas be vietinės kontrolės. Štai apie tai kalbėjo Jennifer. Ir štai čia yra nuotrauka. Taip pat prisiminkite, kad tie iPad buvo duoti vaikams mokykloje ir kur yra šių iPad Wi-Fi antena. Pažiūrėkite į šią nuotrauką su šiuo mažu berniuku ir iPad. Atremtų jo genitalijas, kol jis yra sterilizuojamas. Ir mes žinome, kad tokio lygio mikrobangų spinduliuotės poveikis žiurkėms yra labai kenksmingas jau po 15 dienų. Dabar įsivaizduokite, ką tai daro jūsų vaikui mokykloje 8 valandas per dieną, 360 dienų per metus. Tai yra visiškai baisu. Debora. Well, actually, we're calling for everyone to pull their children out of school. Na, tiesą sakant, mes raginame visus neleisti savo vaikų į mokyklas, nes čia Kalifornijoje skiepai yra privalomi. Mes žinome, kad skiepijimas dažnai aktyvuoja daugelį neaktyvių virusų, kurie buvo suleisti. Ir mes žinome, kad tai yra dviguba žudymo mašina. Bet taip pat mes žinome, kad pagal 2018 sausio 18 dienos vyriausybės įsakymą, prezidento vykdomosios valdžios įsakymą supaprastinti ir paspartinti prašymą aptikti plačiajuosčius įrenginius visose Amerikos kaimuose. Turite suprasti, kad jie sako. Prezidentas sako, siekiant pagerinti plačiajuosčio interneto paslaugų pasiekimą Amerikos kaimuose, šiuo įsakymu įsakoma. Amerikiečiams reikia prieimo prie pateikimų ir ne per brangių plačiajuosčio interneto paslaugų, norint būti sėkmingai šiandieninėje informacinėje pasaulinėje ekonomikoje. Šiuo metu per daug Amerikos piliečių ir verslų neturi šių paprastų modernaus prisijungimo įrankių. Ši problema ypatingai pasireiškia Amerikos kaimuose ir tai trukdo Amerikos kaimų bendruomenėms siekti ekonominio klestėjimo. Pritraukti naujus verslus, sustiprinti darbų augimą, praplėsti prieinamos sveikatos apsaugos pasiekiamumą ir praturtinti moksleivių mokymąsi skaitmeninėmis priemonėmis ir pagerinti prieimą prie skaitmeninės prekybos. Ir toliau ten sakoma, kad vykdomojo skyriaus politika turėtų naudoti visas priemonės, kurios gali padėti pagreitinti prieinamų, patikimų, modernių, didelio plačiajuosčio prisijungimo sistemų įrengimą ir naudojimą Amerikos kaimuose. Įskaitant kaimo namus, ūkius, mažus verslus, gamybos vietas, giminingas bendruomenės, transporto sistemas bei sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigas. Toliau rašoma apie šios politikos įgyvendinimą ir tvarių kaimo plačiajuostės infrastruktūros projektų vykdymo galimybę. Siekiant minėtų dalykų, vykdomieji skyriai ir agentūros turi stengti sumažinti barjerus iki kapitalo investicijų, pašalinti kliūtis plačiajuostėms paslaugoms ir efektyviau panaudoti vyriausybinius resursus. Be kitų veiksmų, vyriausybės skyrius tęs dalies 6,409 įgyvendinimą. Ši dalis yra 2012 metų vidurinės klasės atleidimo nuo mokesčių ir darbų vietų sukūrimo aktas, o tai yra viešasis įstatymas 1,1296, kuris be kitų dalykų reikalauja, kad bendra paslaugų administracija sukurtų bendrą formą ir pagrindinę sutartį dėl matomų bevėlio ryšio įgyvendinimo ant pastatų ir kitos federaliniai vyriausybei priklausančios nuosavybės. Šie dokumentai leidžia federaliniai vyriausybėje oficialiai apdoroti bevėlių įrenginių stebėjimo užklausą ir taip pat suteiks oficialų nuspėjamumą ryšimi su vietų prieinamumu įrenginių įrengimui bevėlių plačiajuosčių įrenginių rengėjams. Kiekvienas iš jūsų gali perskaityti visą šį vyriausybės įsakymą. Jis vadinasi prezidento vykdomasis įsakymas supaprastinimo, pagreitinimo prašymas siekiant nustatyti plačiajuosčių įrenginių buvimą vietą Amerikos kaimuose. Tai yra Wildland projektas, kuriuo siekiama pašalinti žmonės iš kaimo vietovių, suvaryti žmonės į didelės koncentracijos bendruomenės, kur elektroninėms įkalinimo priemonėmis žmonės bus žudomi.
Ir tai yra labai skubus perspėjimas visiems ir mums buvo pasakytas vienas dalykas, kurį galime padaryti, tai tiesioginė to žodžio prasme išjungti tiek bevėlio ryšio priemonių, kiek galime. Mes žinome, kad Kalifornijos sveikatos departamentas 2017 gruodžio 27 išdavė perspėjimą dėl mobiliųjų telefonų. Praeitą savaitgalį aš mačiau informaciją apie faktus ir apie bevėlio ryšio įrangą. Pamažu tiesa aiškėja. Šios laidos besiklausantys žmonės turi galimybę pasirūpinti, kad ta tiesa pasklistų kuo plačiau. Ir aš noriu visiems padėkoti. Prašau, apsilankykite stopthecrime.com, užprenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir taip pat užprenumeruokite Sean kanalą ir padėkite mums kuo plačiau paskleisti šią naujausią informaciją. Labai ačiū tau, Seanai. Labai tau ačiū, Debora. Aš tikrai dėkoju už tavo laiką ir už šį svarbų pranešimą. Aš nežinau, ką galime padaryti, kad tai sustabdytume. Aš manau, kad visi turėtų paviešinti šią informaciją Twitter tinkle ir nukreipti ją į @RealPresidentTrump. Ir žinote ką? Jis nebefinansuoja baltųjų šalmų Sirijoje. Suprantate? Gali būti, kad yra galimybė, kad tu su teisingu žmogumi baltuosiuose rūmuose ir mes tai galime sustabdyti, Debora. Bet į tai įsivėlęs apsaugos departamentas, Apple, įvairios korporacijos, bevėlio ryšio kompanijos, 5G pritaikymo procesas buvo atliekamas labai skubiai. Tai labai baisi situacija, jeigu mums nepavyks to sustabdyti. Kaip mes galime tai sustabdyti? Na dėja, mes esame valstybė, kuri yra korporacija. Baltuosiuose rūmuose sėdi aktoriai. Jie nedirba mums, tas pats yra su vietinėmis savivaldybėmis ir apskričių savivaldybėmis. Aš žinau, kad daugelis aktyvistų eina susitikti su vietinėmis vyriausybėmis ir į tarybų susitikimus, tikėdami, kad tos 3 minutės sukels pasikeitimus. Dažnai miestų vyriausybė, kaip vyko ir čia, kai mes išėjome sustabdyti nedidelės antenos statybos čia Santa Rosa, Kalifornijoje, kur 2017 spalio mėnesio gaisrų metu daugelis žmonių praradom namus. Dėl ten buvusių žmonių kiekio jie sustabdė įrengimą. Verizon sustabdė mažo mobiliojo ryšio bokšto statybos tik dėl to, kad miesto taryba pasakė, kad jie turi tai perduoti savo agentūrai. Žmonės tai matė kaip laimėjimą. Ne, tai nebuvo laimėjimas. Tai kaip išmanieji matuokliai. Kai pirmą kartą sustabdėme išmaniųjų matuoklių įrengimą, jie veikė labai lėtai su išmanaisiais matuokliais ir tai leido žmonėms manyti, kad yra galimybė tai sustabdyti. Bet tokios galimybės niekada nebuvo. StopTheCrime.net mes radome vienos iš Think Tank organizacijų straipsnį apie tai, kaip jie apeina psichologinį pasipriešinimą prieš išmaniųjų matuoklių įrengimą. Ir Kalifornija jį įvardino kaip tikrą problemą ir nurodė, kaip su tuo susitvarkė. Todėl labai svarbu. Liūdna tikrovė yra tai, Šonai, kad mes neturime vyriausybės ir mes žinome, kad jį subankrutavo 1933 metais. Mes žinome, kad mes turime apgavikišką valiutą, mes žinome, kad istorija buvo suklastota. Mes žinome, kad mūsų vaikai mokyklose mokomi suklastotų nerealių dalykų ir aš pastoviai žmonėms kartoju, kad kiekviena agentūra. Jūs galite tai patys įsirašyti, skaitant Bar asociaciją, Britanijos akreditavimo agentūros teisėjus, kurie palaiko politikus ir kurie smukdo mūsų šalį. Ir visa tai yra Rothschildų planas, nebejokite dėl to. Todėl tylieji ginklai tyliems karams. Tame 41 puslapio dokumente jums papasakos tą patį, ką aš dabar sakau jums. Aš negaliu to pakankamai pabrėžti. Mes nuolatos darome tą patį dalyką, galvodami, kad mes galime pakeisti tai, kas veikia autopilotu kiekvienoje korporacinėje agentūroje visose Jungtinėse valstijose. Tai ne tik JAV, tai liečia visą žemę. Visi kiti susiduria su ta pačia dilema. Tai yra absoliutus organizuotas nusikalstamumas ir tai yra didžiulė genocido eugenikos programa.
using kurioje naudojami mums nesuvokiami metodai. wildest imagination because we're good and decent Nes mes people. esame geri žmonės ir mes nenorime tikėti, kad jie specialiai mus žudo ir mūsų bevėlio ryšio tinklus užkiša dažniais, kurie tikrai yra tylūs ginklai. Ir tai tikrai yra tylusis karas. A silent weapon, and it is a quiet war. Yeah, very well said. All right, friends. Well, we didn't Labai know gerai exactly pasakyta. how Nors they mes would try to nežinojome, achieve the kaip goals jie laid out ketina in vykdyti Georgia Džordžijos Guidestones. nurodymo, We started to akmenyse see that iškaltus full nurodymus, picture bet mes to pradedame view. matyti So, bendrą I will vaizdą. post this Po šio article vaizdo from įrašo aš įdėsiu šį straipsnį iš fullertoninformer.com. Jis vadinasi Apple 666. Draugai, užtenka pažiūrėti į tą naują $5 milijardus kainavusią būstinę, kurią pasistatė Apple. Tai yra didžiulis apskritimas ir jos išdėstymas parodo viską. Apple 666 Artemis iPad nevaisingumo bloknotai. Aš įdėsiu nuorodą po šio vaizdo įrašų ir apsilankykite stopthecrime.net, kur rasite visą Deborah informaciją ir straipsnius. And all of our documents too. That's Ir visus the most mūsų dokumentus, tai yra important svarbiausias thing. dalykas. Viską, ką sakome, mes pagrindžiame dokumentais, kuriuos rasite stopthecrime.net. Vėlgi dėkoju Jums. So again, thank you. Taip, nėra už ką, Debora. Ačiū už tavo laiką. Ačiū Jums visiems, ačiū, kad dalinate šią informaciją savo įtakos sferoje. Aš nežinau, ką mes galime padaryti, kad tai sustabdytume, bet apsišvietusi publika yra daug stipresnė nei apkvailinta publika. Ačiū, kad apsilankėte ir jeigu norite gauti tikras naujienas, apsilankykite sgtreport.com. Te laimina Jūs Dievas. God bless. All of this has Viso to kilmė yra demoniška, taigi tai nėra susijęs su pinigais, tai yra tiesiogiai susijęs su galia. Galia, kuri yra suteikta ir jie tiki tuo, kas yra pagrindinis melas, ir tai yra mintis, kad jeigu jūs prisijungsite prie žinių medžio, jūs būsite kaip dievai.